Nokia N95 8 GB, tai yra telefono N95 atnaujinta versija, antroji versija. Ir jos pagrindinis ir iš karto matomas privalumas yra 8 GB vidinė atmintis. Atidarę telefono dėžutę, matome telefoną žinoma. Ir tradicinė komplektacija tai yra pakrovėja ir plonų galų. Taip pat TV laida, TV out laida, kad galėtume žiūrėti per televizorių nuotraukas, filmuotą medžiagą, žaisti žaidimus, naršyti internete. Na ir žinoma, USB laidas. Tai va visi šitie priedai. Taip pat visos knygutės, diskai. Pats Nokios telefonas yra plastmasinio korpuso, tai nesuteikia ypač didelio solidumo, tačiau guli rankoje tik iš tiesų maloniai. Yra dvigubo slaido sistema, dual slide, yra ir dvi stovyklos, arba jį vieniems patinka ir tai yra esminis pliusas telefono, arba nepatinka ir dėl to yra telefonas nemėgiamas. Man ta sistema patinka, kadangi iš karto čia telefono ekranas persiverčia, matome visas multimedijos mygtukų pasirinktis ir vienu mygtuko paspaudimu galime paleisti muziką. Taip pat kamera nuo pirmesnės versijos dingo apsauga objektyvo, tačiau man tai nėra esminis minusas. Kamera iš tiesų fotkina neblogai, kam užtenka vidutinės kokybės nuotraukų, tai galite jį visada nešiotis ir kišenėje turėti atskirą fotoaparatą. Filmuoja jisai ypač gerai DVD kokybę ir prie televizoriaus prisijungus, manau, ta kokybė atrodytų kaip filmuota, ne su profesionalia, bet mėgėjiška kamera. Du stereo garsiakalbiai, per kuriuos muzika groja tikrai garsiai ir kiek turėjau Sony Ericssonų, kitų Nokių, tai buvo man garsiausiai yra grojantis telefonas ir tai yra didžiausias pliusas, netgi galima pasiklausyti, kaip maždaug skamba. Pats standartinis playeris. Taip pat matome, galima pasirinkti vizualizaciją, kad būtų, jeigu man klausytis muzikos, jeigu taip galima pasakyti, ją galima pasirinkti netgi iš dviejų būdų, tai yra apskritimus, spektrą ir virpesius. Na, man šita vizualizacija, kiek žiūrėjau, labiausiai patinka. Tačiau aš jų nenaudoju, kadangi tai telefoną tik tai greičiau iškrauna. Nustatymų parametrai yra paprasti, tai yra ryšio, telefono, programų ir bendrieji nustatymai. Ekranas iš tiesų yra šviesus, kadangi pasišviesnės spalvos tampa labai svarbios, tai netgi galbūt per ryškus jisai yra. Todėl aš jį naudoju ant tamsiausio ir man jisai labai gerai atrodo. Kas patiko, tai programa Upcode, kuri padeda atpažinti įvairiausius grafinius kodus, kaip taip vadinamas QR kodais. Na ir pateiksiu porą pavyzdžių, kaipgi ši programa veikia. Programą galima atsisiųsti iš OVI Store parduotuvės ir, na va, tarkim, yra štai toks kodas, kuris iš karto nukelia į computerbuild.lt interneto tinklapį. Tik sufokusavus kamerą prie jo, iš karto jisai pažaliuoja ir iš karto mus nuveda į internetą. Taip pat tas yra ir su SMS žinutėmis, taip pat su Google žemėlapiais, na, įvairiausių. Čia yra kaip pagrindinis toks ir reklamos būdas. Na, atsidarom mums iš karto Computerbuild interneto svetainę. Standartinė naršyklė man nepatinka, kadangi gan ilgai nekrauna puslapis, todėl
Saviem reikalams aš naudoju Opera Mini programą, kuri veikia gan sparčiai ant mobilaus telefono. Tai va, atidarė Computer Build Lietuva portalą. Peržiūrimas yra taip pat paprastas. Na, šitą tinklapį gal nenagrinėkime. Taip pat yra tas QR kodas su SMS žinute, kuris iš karto mus nukelia į SMS rašymo laukelį. Iš karto mus nukelia suvestas koks numeris 123, taip pat SMS tekstas yra. Užsienyje šitus nuskaičius kodus yra parodoma informacija apie prekę, ši kol į Lietuvą tai ateis, na dar manau truputį turėsime pakentėti. Telefone yra naudojama tradicinė Nokios Symbian sistema E60V3.1, gan sparti sistema, kadangi šis modelis turi net dvigubai daugiau operatyviosios atminties už savo pirmtakę, tai yra 128 MB, kas suteikia telefonui spartumo. Kalbant apie kamerą, pasirinkimo būdų yra taip pat ne vienas. Tai yra automatinis, nustatytos vertės, stambaus režimo, vertikalus, horizontalus, sporto, naktinis bei naktinis horizontalus. Fotkinant įvairiausius tekstus labiausiai tinka vadinamas makro režimas, kadangi jisai gan gerai sufokusuoja ir matomas tekstas iš tiesų yra kokybiškas ir kad ir kiek priartinam, matomas gan neblogai. Ankstesnės Nokios, kurią turėjau, tai yra Nokia E90, tai nebuvo štai tokios pasirinkties, kas man labai patiko, labai maloniai atrodo, tai yra įvairiausi žaidimai, adresų knyga, interneto naršyklė, žemėlapiai ir muzika bei galerija, nuotraukos, vaizdo įrašai. Tai va, yra tokia pirmoji mano apžvalga apie Nokia N95 8 GB telefoną. Pirmoji apžvalga, kurią dariau, bandysiu su telefonais apsistoti, kelti daugiau apžvalgų. Galbūt tai padės jums apsispręsti, kokį telefoną įsigyti. Apibendrinant, norėčiau pasakyti, jog tai iš tiesų puikus nešiojamas multimedijos produktas, tiek fotoaparato galimybę žiūrint, tiek vidinės, tai yra engine žaidimai, muzika, interneto naršyklės. Aš į telefoną užskaitau ir manau, man jį teks pasilikti ilgesniam laikui.